Sveiki visi atvykę į mano naują video epizodą ir šiandien aš jums parodysiu štai ką. Oje. Taigi, visų pirma, mums reikia pažiūrėti, ko mums reikės. Irgi kažką čia pamačiau. Super slapta nelysti. O kodėl? Kodėl ne? Tai va. Ko mums reikės, kad pastatyti tas slaptas duris mūsų super slaptam kambariukui, kurį jūs žinote, kurį tik žinosite jūs. Tai va, mums reikės leiverio, 27 redstone, 3 redstone repeateriai, na, stekas ir galbūt daugiau stone brickų, nes pasuojam viskas iš stone brickų, gerai, ne viskas. Tai va, tada viską pradėkime nuo to, jog, mums reikės 12 sticky pistonų, tikiuosi, jūs jau žinote, kaip jas pasikreftinti, tai va. Dedam, dedam tai va 4 kabtuvus blemas sticky pistonus nuo vieno bloko nuo durų. Ai, taip, da. Ko nepaminėjau, tai doorway, taip, 1, 2, 3, 4, 5 turi būti tarpas, taip. Va, gerai. Vėl tęsiam, čia 4 sticky pistonai, kaip matot. Tada iš kitos pusės lygiai, tokie patys 4 ir per vidurį jų, va čia, va, kaip, na, jau turėtumėte iš tikrųjų žinoti, jeigu jūs su redstone esate kažką dirbę, nes čia yra vienas elementariausių dalykų. Jo, tada dedam čia per vidurį 4 stone brickus. Jo? Ok, tada čia galim, va, tiesiog pasikasiu aš su čia. Iššokam. Va, mes esam vidurį. Taip, gerai. Na, kuom tęsime, tai va, dedam taip, 2 stonai. Čia, tada vėl vieną į viršų pakeliam. Ir va čia, va, tai va, gražiai viską uždengiam. Pam. Tada viską pakartojam iš kitos pusės. Taip. Vat, baigės stone brick. Ir čia va taip duetėsim. Ir va čia va reikės dar truputį jo vėliau, nes, na, pamatysite. Va, tada dedam, čia taip redstone vedam. Ir čia sustojam, tada iš kitos pusės vedam lygiai taip pat, viskas simetriškai. Dedam redstone repeaterį čia, kad jis žiūrėtų į tą redstone ir tik kas bus 1, 2. Tikas ant 2. Kitai pusėje vėlgi tas pats, tikas ant 2. Ir va čia va tuomet tai va tokį susikirtimą, kaip padarom. Tikai, 2 tikai, redstone susikirtimas. Na vėl, vedam čia vieną į tolį. Ir jis turi vėl žiūrėti. Noks kaip nors taip, ne. Reikės vieną pratesti ten, vėliau mes jį nukirsim. Nors ne, nei vėl mes nenukirsim, nes čia bus slaptas praėjimas mūsų. Ja, jis žiūri tas redstone repeateris ten. Ir tuomet nuo redstone repeaterio dar vienas nuėjimas. Jo, tada va tai va čia dasitęsiam iki va to va mano praėjimo. Tai viskas buvo suplanuota. Mūsų pakišo, bet ne. Jo, tada va kada... Ai, va čia va dar vienas, jo. Na, o tai ir dainam. 3, 2. Ir mūsų paskutinysis 1. Ir ką mes gauname, aišku, čia yra labai trumpa, todėl aš jau esu paruošęs ir biškį kitoj, off topic. O slaptai greitai čia duris tas paruošiam, tai va. Spaudžiam, jie susidaro. Wow, nieko nėra. Nu, ką tas lyvers? Kas nors tai suvažu? O kaip čia atsidaro? What the fuck? Tai tipo... Ok, I broke the system. Jo, gerai. Čia labai greitai stvariau, tai va. Per daug šito leverio neužspaminkit, nes jis gali tikrai susibuginti. Viskas gali sugesti, netgi ir Minecraft'e. Taip, kasgi galėjo apie tai pagalvoti? Jo, atsidarom jį čia. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano tokį VCH private serverio video, kaip ir tokį tutorialą iš tikrųjų, kurį jau tikriausiai senai žinojot. Taip, aš esu Modžio name, su jumis buvau aš Tadas, taip, laukite kito epizodo. Iki.